Yra kalbama, yra tekę girdėti ir iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad Mažeikių kebabai, bent jau kiek aš esu kur Lietuvoje valgęs, nesu matęs didesnių porcijų negu Mažeikių kebabiniai, yra žinoma kaip kebabinė prie Profkės. Vadinamai alkūninį kebabą, didelį lavašą. Turiu seniai pinigų paskolinti. Sakiau, kada didesnį padaryti, bet sako, nebejuokim, nebejau. Tu sakai, neįmanoma didesnio suviniot. Kaip sakai, kiek prisitraukimą padaryčiau. 4,5. Kaip manai, operatoriau, kad būtų įdomiau, gal užsidėt man kažkokį laiko limitą, per kiek tą kebabą suvalgyt? 15 minučių didelis alkūninis gruzino, kaip gruzino. Tokį didelį dar turėjai, kaip gruzino. Taip. Ką didelį? Atsiprašant, kebabas. Lemba, reiks pradėti salę. Vėl eit. Nebuvau sporto salėje. 3 mėnesius. Oi, ta vasara. Vasarėlė. 1, 2, 3, važiuojam. O ja. Ne. Nepadeda. 2 sekundės mane. Varom dabar desertą pasiimti, jaučiu, kad nors dazuvalgyčių pyragėlių su karamelė. 3 tokius dar pasiemu. Pasakykit, ar Mažeikiai nenustabus. Valgau karamelinį desertą prie Eifelio bokšto. Kokiam dar Mažeikių, kokiam dar Lietuvos mieste aš galėčiau taip gerai laiką leisti. Transliacijos pabaiga.